to pasiūlysiu dalyką, kurio negalėsi atsisakyti. Koks jisai? Maldyvai ant biudžeto. Labas rytas. Blemba kaip įdegę esu. Eik tu sau. Skauda maksimaliai. Vatau Maldyvų saulė. Nu ir dar sugalvojau vieną prikolą. Pabandysiu Maldyvuose kiekvieną dieną vis kitaip apsiskusti. Tadam! Nu va, šiandien būsim šitaip. Beveik pilną barzdą, truputį padekoruotą. O paskui vis mažyn ir mažyn. Pusryčių stalas. Šiandien kitaip davė. Nu, judam į kurortą. Jėzus, net pečių skauda nuo marškinių. Blemba, kaip nudegėm vakar. Eit. Atvarėm į resortą ir pirmas dalykas, ką pažiūrėjau, ekskursijų kainas. Tai viena ekskursija, kuri kainuoja mafu 600, čia ta pati $300. Sveiki atvykę į resortą, brangieji. Konkrečiai šitas, į kurį dabar atvarėme, kainuoja $125 maždaug. Čia už 25 už transportą ir tada 100 yra įėjimo mokestis, bet čia visą dieną galiu gerti viską. O ne? Ir valgyti ar duos. Nu ir viskam naudotis praktiškai. Taram, toks pavadinimas. Resorto planas. Oho, koks didelis. Nu, pirmas įspūdis, welcome drinkų nedavė. Labai čia sudėtingas priėmimas, daug dokumentų pildymo, susimokėjimų. Na viskas, paleido mumis šitus turistėlius eksplorinti. Einam biškį Water Villas pažiūrėti, kur gyvena turčiai. Žiūrėjau, čia dabar bookingo kainas. Tai šitos Water Villas kažkokios čia akcijos labai didelės, bet gali rinktis ar su pusryčiais, ar su pietum tiktais, ar su vakarienė, arba viskas kartu. Tai tarkim, jeigu viskas kartu, tai kažkur 700 eurų žmogui kainuotų, nu, 2 žmonėms su visais pavalgymais. Papalčiu viskas išdviesi. Pats tai išdviesis. Kreivis šitas man dalykas yra. Nueiname biškai gražesnės vilas. Klausimas jums, ar mokėtumėte čia po 1000 eurų, kad galėtumėt miegoti? Vandenukas labai nusekęs čia, labai fainai. Iš namų čia išeini, plimpimti. Iš karto jūra iki kelio. Koks mėlynas vanduo. Wow. O jau saulė spigina. Oi, be akinių neįmanoma, tas baltas smėlis. Wow, čia. Toks rojus žemėj, sakyčiau, čia visai. Einam pasisupti. Nu, kaip sakant, jeigu viskas įskaičiuota, tai į sveikatėlę. Į sveikatėlę. Šiaip yra 2 paketai čia atvykti ir jie skiria $10. Ir vienas leidžia gerti alų ir vyną, tik tais per pietus, o kitas leidžia gerti visą dieną, visą alkoholį, ką tik nori. O ne? Jis skiria tik $10. Tuo tarpu vienas kokteilis čia kainuoja $16. Tai kur logika? Kokią čia dabar pasiėmė? Ne Bloody Mary, bet Ginny Mary. Labai neblogas toks. Labai aštrus. Einam į jūrą. Habibi, Maldyvės. Va tokiai, inbridom. Šiandien negalim nogi maudytis, nes esam nusvilę labai stipriai. Sveikata, draugai. Pasaka ne gyvenimas. Kur eini? Pažveja. Pažveja. Habibi, Maldyvės. Kokteiliai išgerti, dabar pamokėlių metas. Esmė tokia, kad
Galima čia Maldyvose on biudžet varyti, nebūtina išleisti milijonų pinigų ir turėti realiai viską ir dar geriau. Realiai, ką mes tengiamės ir padaryti. Mes negyvenam tose nameliuose už 100 eurų, mes gyvenam pigiau, bet tiesiog atvažiuoji čia į rezortą, pabūni, kitą dieną varai kitą. Tai yra daug įdomiau, daug pigiau. Pavyzdžiui, ekskursijos yra 3-4 kartus brangesnės. Kam to reikia? Kulis rado kancarą. Dronas, moteris eina pastovi. Kokios kojas pasenė. Nu, varau truputėlį pasnorkelint. 3 kokteiliai iššauti. Varom pasimirgdyti. Realiai, žiūrėk, kokios čia servetėlės rezortuose. Tikras servietkos. Pasivalai biškį ir perskalbt. Matai, kad tur čia gyvena. Aš toks kunigėlis. Šiandien visą dieną. Bravo, viskas skauda. Vandenenzas, mėlynenzas, vilenzas. I like to play all day. What do you say? Hooray! I like to play all day. What do we play today? I like to play. Prašau, rojus. Dabar palikė kelintas kokteilis jau. Ketvirtas yra. Ketvirtas. Ir su tuo pačiu. Tada kaladžiu. Aš dakirė, bet atrodo iš Martinio taurės. Bumt. Einam dabar. Paėsti. Oi, kokia gera virta. Nieko nenufilmavau, bet prisidėjau čia visokių. Ir sušių, ir vištienos, ir jautienos, ir snekų. Raisiu dar kartuot ne kartą. O Papulis iš žmogaus pasiėmė ananasą. Ir dabar juokiasi. Kai buvo padėta prie visų maistų ananaso lėkštutį, prisidėjau, žiūriu, tas žmogus įsinešė tą lėkštutį, galvoju, eitume. 10 balų. Belė kaip skaniai duoda. Eisim dar 2 ir 3 raundų. Ir picos, ir salotos, ir... Na, va čia takai buvo ką tik. Nebebėra. Eik, seni. Man dar maldyvietiškų maistukų padavė. Jau, katilai sriubų. Visokiausių. Iš 2 raundą pasiėmiau tako, tunos suktinukus, naną, dar su šašrukių maldyvietiškų suktinukų su tunu, čia irgi su pica, bulvyčių, kažkokių tai dalykų trintų, visokių marinuota morka, marinuota su česnaka, tai eik. Papulis jau nebesuvalgo. Jau man blogai yra, bet noriu vaisių. O va čia tą pasiėmą maldyvietišką, čia yra realiai viduje kiaušinis ir apskrudinta viskas, su kažkokiu tai viduje dar dalykėliu ekstra. Nelabai. Tunas, tas tako irgi nelabai. Čia kažkoks irgi maldyvietiškas suktinukas su tunu. Lietinis toksai. Nieko tas. Oi, koks geras. Labai gerai. Senovinis būdas nusiplauti kojas. Tai išbuvome visą dieną rezorte, buvo tikrai labai faina, daug ką pamatėm, labai skaniai pavalgėm, labai fainai pasimaudėm, vanduo nuostabus buvo. Abrakadabra, ula, 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 ula. Pamajok žiūrovam, Papuli. Tai buvo mūsų pirmasis rezortas Maldyvose ir tikrai likom labai stipriai sužavėti. Atvarė susirinkti savo vaikų laivenzai.